galvoju, aš pakankamai anksti prasidėjo mano tas linksmas gyvenimas, tai iš esmės tai jau nekalbu apie vakarėlius, kur jau jaunimas neįsivaizduoja savo gyvenimą be jų. Tai maždaug aš neįsivaizduoju, ar aš galėčiau sau leisti tapti aktorium, studijuoti muzikos akademijoje, kai tu dirbi 7 dienas į savaitę pirmose kursuose ir tu privalėtum galvoti apie tai, kaip išlaikyti šeimą ir iš kur gauti pinigų ir stovėti ant tilto krašto ir galvoti, o ką daryti, ar pasilikti, ar išeiti. Tai, baisu net pagalvoti, iš tikrųjų. Žiūrėdavom filmus, bendrai žiūrėdavom filmus ir būdavo bendrų intimių scenų. Tai man, aš atsimenu, ligšioliai mama pastojo Leonardai, tai ženklas maždaug nusisuk. Tai aš, nusisukdavau, bet vis tiek mėgdavau taip per akies kraštą žiūrėti. Ir tas toksai, nežinau, saugojimas, stabdymas nuo to, vis tiek mes, kai tėvų nebūdavo, pažiūrėdavom ir dar didesnis akstinas gal būdavo. Kalbėti tom temom tėvai labai nori atlikti savo pareigą, o vaikai kaip taisyklė kuklinas, gėdijas, bėga į šalį nuo tos temos. Tai mano brolis tėvo pasiųstas su mielu noru apšviesti kokios problemos, padėti, jokių problemų dar. Tai iš tikrųjų tas betarpiškumas ir vis tiek broliški santykiai tai yra atviresni negu tarp tėvų. Kažkaip nei pinigų prašyti drįsi, jeigu mes kalbame kontracepciją, tai brolis net neklausdamas. Maždaug. Iki, pasimatysiu, papasakot. Turėjau nemažai pažįstamų, kurie perlenkė lazdą ir anksčiau laiko, tarkim, susilaukė vaikų ir aišku, kardinaliai gyvenimas keičiasi ne jų naudai, kai žmogus planuoja kažko siekti, kažkur tai keliauti link, ar ten į užsienį išvažiuoti, ar atsiduoti mokslams. Viskas keičiasi ir tu pradedi galvoti, kaip tik išlaikyti šeimą. Tai yra daugybė pavyzdžių ir mano pažįstamų tarpe. Tiesiog reikia suvokti, kad jeigu tu nori džiaugtis, turėti tai, ką tu planuoji ir dar daugiau, tiesiog prisimink, kad viskas yra savo laiku. Ir saugumas visų pirma.